Termoputos Fomepor, ko gero perkamiausios termoputos Baltijos valstybėse. Jas pagal danišką technologiją gamina profesionalai, nuolat šiltinantys namus jau virš 15 metų. Tai tikri termoputų ekspertai. Dirbti pradedama tada, kai klientas įsitikina technologijos ir rangovo patikimumu ir pasirašo leidimą pradėti darbus. Sienose kas metrą gręžiamos mažos skylutės mūro siūlėse tarp plytų. Plytų kampai nepažeidžiami. Brigadininkas patikslina oro tarpo storį ir suderina su klientu darbų apimtis. Tam tikrų medžiagų vandens tirpalai paruošiami specialioje įrangoje ir suspausto oro pagalba mišinys paverčiamas baltomis, skystomis putomis. Šios putos visiškai nesiplečia, todėl nesudaro jokios grėsmės sienų stabilumui. Tokiomis skystomis putomis per išgręžtas skylutes nuosekliai užpildomas visas sienoje esantis oro tarpas. Kitoje skylutėje esantis žymeklis aiškiai parodo, kada užsipildė šiltinamas sienos ruožas ir jau reikia pildyti sekantį. Teisingai vykdomų darbų nuoseklumas nepalieka jokių galimybių, kad sienose liks neužpildytų ertmių. Putos sustingsta per kelias minutes, o sienose pilnai išdžiūsta per kelias dienas. Išgręžtos skylutės užtaisomos skiediniu ir išrievimos siūlės. Skiediniu išdžiūvus sienose nelieka jokių plyšių. Brigada visada sutvarko aplinką, nepalieka jokių atliekų ar šiukšlių. Vidutinis namas apšiltinamas per vieną dieną. Kiekvienam klientui išduodamas garantijos sertifikatas, kuriuo termoputų ilgamžiškumui ir atliktų darbų kokybei suteikiama net 35 metų garantija. Tūkstančių klientų atsiliepimai patvirtina, kad ilgametė nesikeičiančių juodojo gintaro darbuotojų patirtis ir nuoširdus kultūringas darbas leidžia šią technologiją apšiltintų namų savininkams sutaupyti daug pinigų kurui ir džiaugtis jaukumu šiltuose namuose. Bendrovė niekada neaukoja kokybės dėl žemesnės kainos, o mažesnės pajamas turintys klientai gali apsišiltinti namą išsimokėtinai.